Labas. Seniai nesimatėm, tai šiandien norėjau pasimatyti ir pakalbėti apie 13 energiją matricoje. Tai labai stipri energija. Galima pagalvoti, kad jinai yra negatyvi, bet jinai tikrai tokia nėra. Jeigu pagal taro kortas, tai būtų mirties korta, bet nereikia jos bijoti, nes jinai visą laiką yra apie... Man nusipirko naują žaisliuką. Dar mokus naudotis. Jinai yra visada apie transformacijas ir kad jeigu kažkas pasibaigia, tai prasidės kas nors naujo, nebūtinai blogo, ir kad reikia mokėti atsisveikinti su tuo, kas atgyveno. Tai šita energija apie seno atgyvenusio lengvą paleidimą. Tarkim, jeigu tu dirbi, ta prasme, esi įsikabinęs į savo darbą, dirbi, tau iš jo, tau kaip ir negerai, ten jame, ten 2 mėnesius nemoka tau atlyginimo, bet tu, taip susiimi ir eini į tą darbą ir didžiuojasi savim. Tai ir vis tiek tikiesi to atlyginimo, nes jau kaip ir viskas aišku, kad turbūt jo ir nesumokės. Tai yra tiesiog, gal nekvaila, bet nelogiška. Toliau sėdėtam darbe būna žmonių, kurie pusę metų, pavyzdžiui, laukia atlyginimo. Nežinau, kokių paskatų vedini. Bet tai, jeigu iš šios dienos tema, tai jau būtų šitą 13 energiją gilia minuse, nes yra sunku atsisveikinti su tuo, kas yra atgyvenę ir kas jau yra akivaizdu. Tai jeigu tau neišeina išeiti pačiam iš tos situacijos, tai nutinka taip, kad tiesiog aplinkybės susidėlioja taip, kad tu vis tiek turi išeiti iš ten. Tai šitą energiją apie transformacijas, apie vidinės transformacijas, apie nebijojimą paleisti ir apie tokį, sakyčiau, minimalizmą namie. Kad jeigu tu išgyveni šitą energiją pliuse, tai reiškia, kad pas tave yra minimaliai daiktų, nieko nėra prikrauta, tu supranti, kad pasibaigia vienas etapas, užsidaro vienos durys, atsidaro kitos, dar geresnės, tu esi tam pasiruošęs, supranti visą tai, kažkaip išgyveni tą laiką, vis tiek kažkaip išgėdi tą dalyką, kurį tau reikia paleisti. Mano mechanikas mane kaip nesustaiko su tuo, kad jam nepavyksta ten kažką pastatyti. Ir eini į priekį. Tai jeigu taip alegoriškai, tai jeigu tu joji ant arklio, ir tavo arklys nudvėsė, tai jeigu tu išgyveni šitą energiją pliuse, tai tu tiesiog nulipi nuo to arklio, atgedi tu ten tu jo ir eini toliau. Jeigu tu išgyveni savo šitą energiją minuse, tai tu tada ten neigi labai ilgą laiką, kad tavo tas arklys nudvėsė. Lauki, kol jisai atsikels, arba ten atidarai kažkokį nugaišusių arklių klubą ir gyveni tuo. Nauja idėja kaip ir nėra blogai, bet čia ne apie tai. Ir jeigu dar į minusinę pusę apie šitą energiją, tai toks žmogus tempia viską namo, jam visko reikia, daiktų prikrauta, visi kampai apkrauti, toks savotiškas saugumas, tas nemokėjimas atsisveikinti su kažkokiais sentimentais. Jeigu tau tas daiktas sukelia kažkokį jausmą, tai tu su juo negali atsisveikinti. Taip vienas daiktas ir
kitas, trečias, 100, 200, nu, gyvena pas tave, žodžiu. Tai, tai tiek apie tą pliusinę ir minusinę energijas, apraiškas. O jeigu dar giliau žiūrint, tai jeigu tu turi šitą energiją, tai tu esi tas žmogus, kuris transformuoja aplinką. Nu, jeigu tau, pavyzdžiui, ateini į kolektyvą ir jeigu ten yra kažkokia klibanti sistema, tai tu būsi tas žmogus, kuris paskatins priimti sprendimą. Ir jeigu tu esi draugas kažkieno su šitą energiją, tai tu irgi esi tas žmogus, jeigu tu išgyveni pliusę, kuris padeda apsispręsti ir uždarytas duris ir eit toliau, tai yra labai vertinga savybė. Tai ją reikėtų vertinti, jeigu tu ją turi. Ir dar apie šitą energiją kalbant, tai gali, išgyvenant minuse, gali būti labai stipri mirties baimė ir visko, kas susijęs su pabaiga, kažkaip paniška net baimė numirt, nors kaip ir logiškai suprantam, kad mirsim visi. Ir čia yra tik tai stotelė, čia mūsų žaidimo aikštelė, bet vis tiek su tom netektim labai sunku atsisveikinti, jas priimti. Tai jeigu minuse, o jeigu pliuse, tai supranti, išjauti, paleidi, supranti, kad kitaip nebus. Nu, vat, svarbiausia šitos energijos akcentas yra tas, kad tau reikia priimti faktą, kad taip yra, kad dalykai baigėsi, kad ateina kažkoks naujas etapas ir su kažkuo reikia atsisveikinti, kad yra gyvenime natūrali kaita. Ir tiesiog toj kaitoj ir toj tėkmėj gyvent ir džiaugtis ir mėgautis būt čia ir dabar ir mėgautis šitą akimirką, nes jinai daugiau nepasikartos. Tai gal tiek apie 13 energiją kol kas. Iki.